Koks tavo santykis į pinigus? Pasižiūrėk, tai tiesiog popierius, tam tikras popierius, su tam tikrais ženklais, bet tai yra popierius, sutartinė priemonė. Ar ne per daug kitą kartą yra sureikšminama ir į šituos banknotus, kurie tiesiog kaip sutartinė priemonė už vertę, kuri yra reikalinga žmogui, kad būtų įmanoma keistis ta verte, kurią mes sukuriame. Tai dabar, jeigu tai yra tiesiog sutartinė priemonė, ar ne per daug į ją yra sudedama visko? Kai kurie žmonės sako, piniguose, va turėčiau pinigų, būčiau laisvas, yra laisvė. Kai kurie sako žmonės, kad piniguose yra galimybės, piniguose yra saugumas, bet pačiuose popierėliuose viso to nėra. Tai yra visai kitos sąvokos. O koks tavo santykis į pinigus tavo gyvenime? Ar jie yra susiję su nerimo jausmu, kai tu gauni ir, oi, ar užteks viskam, ką man šiandien reikia? Ar tu galvoji, o kaip man jų gauti daugiau, ką man čia reikėtų padaryti, kieno reikėtų paprašyti? O galbūt jie yra susiję su didžiuliu stresu, kaip akmuo ant širdies, aš dar čia skolingas, aš dar čia kreditą turiu, tik man dabar reikia uždirbti, kad viską atiduočiau kažkam tai. Su kuo yra susiję pinigai tavo gyvenime, su kokiom reikšmėm, su kokiais jausmais, koks tavo santykis į juos, ką iš tikrųjų tu jauti, kada jie ateina, kada jų reikia, pavyzdžiui, savo kainą tiesiog įvardinti, ar darbdaviui, ar klientui. Ką tu jauti, kai juos leidi, kai atiduodi už tą vertę, kurios tau reikia, pirkdamas dalykus, galbūt apmokėdamas kelionę, vaikam mokslus, daugybę dalykų, kuriem tu leidi šitos pinigus. Ir santykis, kuris tavo asmeninis yra su pinigais, turi taip pat didelę įtaką į tai, ar pinigai ateina į tavo gyvenimą ir kaip jie ateina. Ar sunkiai, ar lengvai. O kaip tu norėtum, kad tai būtų? Ar žinai dėsnius, kurie lemia pinigų atėjimą į tavo gyvenimą?